patarėjų komandos narės Ugnė ir Gabrielė. Šiandien kalbiname Ugnę Rutkauskienę, kuri dalyjasi savo Instagram paskyroje ne tik savomis kelionėmis, bet ir paslaptimis, kaip pamilti save ir savo kūną. Matėme, kad jau kuris laikas laikotės socialinių tinklų detoksą. Kaip sekasi? Kai aš įsitraukiu telefoną, tai mano pirštas automatų kažkokį trikampį išvedžioja ir aš patikrinu ten Instagramą, TikTok ir dar kažką ir aš to net nejaučiu. Ir kažkaip man pasirodė mano sąmonės lauke tokia viena programa, kuris skaičiuoja, kiek kartų pabandėjai atsidaryti ar tai Instagramą, ar tai TikToką. Ir aš ją atsisiunčiau ir pasižiūrėjau, kiek kartų aš tą mindless kažkokį scrollą per dieną turiu ir mane labai išgąsdino tas skaičius. Aš galvojau, bus gerai. 20-30 gal kartų per dieną buvo, man atrodo, gal 270 kažkeli kartai pabandymo. Ir aš supratau, kad aš to pabandymo sąmoningai net nejaučiu. Ir mane tai labai išgąsdino, kokį aš tokį automatą savyje turiu, kuris lenda į tą socialinę mediją be jokio pamąstymo. Ir pagalvojau, kad labai įdomu būtų pabandyti gyventi be šito. Ir pabandyti pasižiūrėti, ką aš už to, nesąmoningo pasirinkimo įlysti į tą telefoną turiu. Nuo ko gal aš ten bėgu į tą telefoną. Tai va, dabar man atrodo jau 2 mėnesiai, kaip aš neskrolinu ir nesinaudoju socialiniais tinklais kaip vartotojas. Ir tikrai labai įdomi kelionė. Net ir dabar, pavyzdžiui, prieš atvykstant į pokalbį, jaučiau labai daug nerimo, tai ką aš paprastai daryčiau, aš lyščiau telefoną, aš tenais pasižiūrėčiau kokį Reels ar TikToką. Dabar aš turėjau pasėdėti su tais jausmais visais ir pasižiūrėti, kas čia yra, ko aš čia taip bijau ir ar yra kažko labai, ko čia bijo, tai va šitaip pasekasi. O kaip manai, ar socialiniai tinklai ir internetas apskritai paveikia mūsų požiūrį į save, į savo kūną ir ar galima tuos socialinius tinklus panaudoti teigiamai? Vėlgi, aš pakalbėsiu apie savo pavyzdį, savo patyrimus. Žodžiu, aš ilgą laiką turėjau labai stiprų nerimą ir aš nelabai suprasdavau ir nelabai pagaudavau, iš kur jis pas mane ateina, nes šiaip mano gyvenimas yra labai stabilus ir nors ir chaotiškas, bet jis maloniai chaotiškas. Ir vienas iš tokių dalykų buvo, kad dienomis, kai aš mažiau lankausi socialiniuose tinkluose, aš matau, kad tas mano nerimas mažėja. Nors ir šiaip aš stengiuosi labai filtruoti tą turinį, kurį aš žiūriu, kurį aš matau, vis tiek kažkas nutinka. Ir va dabar, kai pradėjau šitą savo socialinių tinklų detoksą, aš daviau savo tokį laiką, kad pabandysiu kokias 2 savaitės nežiūrėti absoliučiai nieko tenais, toj socialiniai medijai ir pabandysiu eiti į pasaulį ir žiūrėti tik į tikrus žmonės, girdėti tik tikras istorijas, kurios tikriausiai jau bus kasdieniškos, o ne kažkokie gyvenimo highlightai. Ir ką pastebėjau, kad mano nerimas tiesiog susikrovė visas šmutkės ir išsikraustė. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų, kai stebi viską ten socialinėje erdvėje, viskas visada yra tik tai, highlightai, kur kažkas nukeliavo, kur kažkas pamatė, kur kažkas kažką pasiekė, kur kažkas kažką, sukūrė. Arba jeigu yra kažkokie prastesni nutikimai, tai tie prastesni nutikimai visą laiką yra paverčiami kažkokia sėkmės istorija. Ir net ir paprastas dalykas, kad aš pavyzdžiui, turėdavau labai daug ir labai stiprių kompleksų dėl savo išvaizdos. Ir aš žiūrėdama tuos socialinius tinklus, dažniausiai vis tiek matau žmonės tik iš pačių gražiausių kampų, pasidažiusius, ten gal kažką pasikoregavusius labai minimaliai, ko mano protas dar negali atskirti, kad tai yra koreguota. Ir aš automatiškai pradėdavau lygintis, kad kaip čia kažkas su tokia dailė nosim ir ten tobula veido oda, o aš tokia nesu. Ir man atrodo, kad šito šiaip ne tik pas mane, bet ir pas kitus yra labai daug. Visgi mes turim tuos filtrus visus, kur ačiū Dievui dabar tik tai padaryta, kad parašyta, kad esi užsidėjęs filtrą, bet aišku ne visur. Ir visas šitas dalykas labai
formuoja tai, kaip mes patys po to nuėję iš to socialinio tinklo, kaip patys save suvokiam. Tai aš iš tikrųjų manau, kad labai svarbu filtruoti, ką tu žiūri, bet labai svarbu nepamiršti, kad net ir žmonės, kurie atrodo labai tikri ir artimi, tai irgi yra tik tai dalis, kuria jie nori dalintis. Ir dažniausiai žmonės ir norės dalintis tik tai kažkuo, kas jų pačių negazdina ir jiem patiem yra malonu. O kai aš išėjau į pasaulį, atrodo, skambu dabar taip, lyg niekada iš telefono nebūčiau išlindus, bet gal panašiai kažkaip ir buvo. Kai aš išeinu į pasaulį ir aš matau tuos tikrus žmonės ten su klecku ant maikės, užkliuvusius už kur nors, nusibalnojusius, kad ten didžiausias dienos ten kažkoks darbas buvo, nežinau, morkas susipjaustyt, man kažkaip tada lengviau su savim pasidaro būti ir aš tada pasijaučiu ne kažkoks didžiausias pasaulio feilas, o tiesiog žmogus. Kokius pasikeitimus ar pažangą pastebėjote savo asmeninėje kūno mylėjimo kelionėje? Kokie buvo didžiausi iššūkiai šiame procese? Dažnai labai, kai žmonės kalba apie kelionę, jau maždaug pristato, kad aš jau tą kelionę esu nuėjus ir aš jau esu savo Olimpo kalne ir kur man viskas yra gerai. Tai ne, aš vis dar esu toj kelionėje ir aš manau, kad aš per ją eisiu ir dar tikriausiai iki gyvenimo galo. Bet ką aš matau, kad aš šiek tiek žingsnis po žingsnio tiesiog atsipalaiduoju. Ir galiu matyti skirtumą su savim anksčiau, iki kol aš pradėjau lankytis psichoterapijoje, iki kol aš kreipiausi pagalbos, kiek daug įtampos mano gyvenime buvo ir nebūtinai tik tai su kūnu susijusios, bet aš kažkaip, nežinau dėl ko, tikriausiai yra labai daug priežasčių, aš kažkaip tą visą kūną mačiau kaip kažkokį atpirkimo ožį. Ir kai dabar psichika sveikėja, jeigu taip galima pasakyti, viskas ramėja, kažkaip galiu matyti ir kad kūno vaizdas nebėra toks iškreiptas, bet aišku, reikėjo daug įdirbio ir suprantu, kad čia yra viso gyvenimo kelionė ir tiesiog negaliu tikėtis, kad vieną dieną nustosiu dirbti ties tuo ir tiesiog stebuklingai iki to pabaigos taško nueisiu. Minėjote terapiją, o su kokiais dar įpročiais gyveni šiandien, kurie tau padeda labiau priimti save, savo kūną? Bet žinom, kad dantis reikia išsivalyti, nusiprausti, tai man terapija yra tiesiog higiena irgi lygiai tokia pati, kur aš privalau ją atlikti, kad aš išlikčiau savo vėžiuose, jeigu taip galima pasakyti. Ir šalia viso šito yra tiesiog kartu su terapija eina ir suvokimas, kad aš noriu iš savo gyvenimo ilgaamžiškumo. Aš noriu savo gyvenime jaustis gerai ir jaustis ne tik duotuoju momentu, bet ir kažkada, kai man bus 60, 70, 80, kaip mano močiutei. Ir aš suprantu, kad aš čia turiu rūpintis savo kūnu, kuris mane per tą gyvenimą neš. Ir tikriausiai dar vienas toksai dalykas, tai yra bandymas suprasti, ko mano kūnas nori, tai yra tiek maisto prasme, tiek judesio prasme ir tų dalykų mano kūnui dovanojimas. Kaip jūsų asmeninė patirtis ir požiūris į kūno vaizdą paveikia jūsų kūrybinį darbą ar turinį, kurį kuriate savo socialiniuose tinkluose? Kai aš pradėjau pirmą kartą apie tai kalbėti, tai buvo labai toks didelis nuokrypis nuo to, kuo aš šiaip dalinuosi, nes daugiausia tai buvo kelionės. Ir tada manau, kad tai buvo, nežinau, gal dar šiek tiek neįprasta mūsų socialinėje erdvėje, nes tai prasidėjo prieš gal 6 metus. Ir man atrodo, kad ta mano kelionė, draugystė su savim, savęs priėmimo kelionė buvo toks kaip ir, nežinau, kuras, kad važiuotų visą tą kūrybą socialiniam tinkle. Tai aš manau, kad šita visa kelionė, šitas bandymas priimti save padėjo man išplaukti į platesnius vandenius, jeigu taip galima pasakyti, ir susitikti su žmonėmis, su kuriais susitinku dabar. Tai manau, kad jeigu nebūčiau kažkada žengusi to žingsnio, kad reikia kažką daryti, kad aš negaliu visą laiką save engti, tai tikriausiai ir čia nebūčiau atsidūrus.
O ar susiduri su kokiais nors iššūkiais socialiniuose tinkluose, siekdamas skatinti teigiamą kūno vaizdą? Labai, to pasipriešinimo ir nebūtinai kažkokio argumentuoto yra klaikiai daug. Kiekvieną kartą, jeigu pradedu dirbti labiau ties kažkokia problema, tai pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų visada būna prieš vasarą, kai sporto klubai pradeda pušinti reklamas, kad mesk svorį iki vasaros, ten, kol neturėsi ten kvadračiukų ant pilvo, nei iki paplūdimį ir panašiai. Tai aš tokią kontrataką darau visą laiką, kad kaip yra, taip galėjai maudytis, nes čia mano asmeninis toks išgyvenimas, aš kažkada gal 6 metus, man atrodo, nei šortų nešiojau, nei maudymuką dėjausi, nes man buvo labai gėda. Tai kiekvieną kartą, kai pradedi važiuoti su tokiom žinutėm, visą laiką atsiranda ten kiaulė, paršas, stora, baisi, šlikštynė, kaip tu čia gali tokia būti, egzistuoti, eik ten numirk ir baisiausi palinkėjimai, nors kai tu apie save taip nesijauti, kai tu nesijauti nei ten karvė baisi ir gyvenimo gadintoja ir panašiai, tai tie komentarai, tu supranti, kad jie yra ne apie tave, kad yra to žmogaus kažkokie skausmai, jisai nesitvardo, jisai vemečia visur ir panašiai. Ir jie tada kaip vanduo nuo žąsies nubėga, tada nei jie skauda ir net neėmė jų galvą, bet aš irgi esu žmogus ir man būna visokių dienų. Reikia storos odos, kad tą, reakciją atlaikyti. Bet kaip su tais visais baisiais komentarais kartu ir ateina tokių žinučių, kad labas, aš tiek ir tiek metų nebuvau paplūdimy ir šiandien nuėjau. Tai man čia yra nuostabu. Tiesiog aš suprantu, kad tikriausiai ne veltui tada tuos dalykus dariau. Ką norėtum pasakyti tiems paaugliams, paskleisti žinią visam pasauliui, kuriems sunku priimti savo kūną ir tiems, kurie stengiasi, bet vis tiek ne visada pavyksta taip, kaip jie nori? Kaip pasitikėti savimi? Aš netikiu tais universaliais atsakymais. Netikiu kažkokia viena universalia tiesa. Jeigu norit jaustis kitaip, yra būdas. Tiesiog jūs turit jo ieškoti, bet tiesiog viltis yra ir galima viską pakeisti, bet kažkokių gairių, kad tiesiog daryk tą, daryk taip, aš negaliu pasakyti. Ir manau, kad niekas negali pasakyti, net ir terapeutas, jisai sėdėdamas kartu su tavim terapijoje, jisai nesako, ką tau reikia daryti, jisai padeda tau suprasti, ko tu nori. Tai aš irgi palinkėsiu visiems, kurie jaučiasi labai prastai, bijo, nepasitikė. Jeigu jūs norit jaustis kitaip, tai tiesiog pabandykit ieškoti kažkokiais savais būdais. Irgi negaliu pasakyti kokiais. Tai ačiū. Ačiū labai. Ačiū.